Jei jauti, kad tavo potencialas yra didesnis nei tai, ką šiandien veiki, šis video yra tau. Ir ypač, jei esi moteris, kuri daug daro, daug gali, bet viduje jaučia, kad dar ne tai. Ne dėl to, kad trūksta gebėjimų, o dėl to, kad trūksta tinkamos aplinkos bei tinkamos sistemos. Esu Jolanta Puzienė, esu Young Living deimantinė lyderė. Jau daugiau negu 10 metų kuriu verslą visoje Europoje. Vystau komandas jau daugiau negu 50 šalių. Esu knygos Pabandyk autorė, mentorė, kurianti sistemas moteriams, kurios ne tik gali uždirbti ir padidinti pajamas, bet ir kurti prasmingą, stabilų, ilgalaikį verslą. Per šios metus mano darbas tapo ne tik verslu. Tai tapo gyvenimo būdu ir sistema, kuri padeda kitiems žmonėms augti versle ir asmeninėme gyvenime. Bet mano pradžia buvo labai žemiška. Aš ieškojau tikrai ne verslo. Aš ieškojau pirmiausiai sprendimo savo šeimai. Man buvo labai svarbu auginti savo vaikus kitaip. Taip, kad nereikėtų pirmiausiai dažnai vartoti antibiotikų arba vaistų. Taip, kad į polikliniką eitume ne kaip į mokyklą ar kaip į darbą kasdien, o tik tada, kada reikia profilaktinių patikrų. Ir tuo pačiu turėjau labai paprastą, labai mamišką svajonę, kad galėčiau vienu metu visiems 3 vaikams nupirkti aukštos kokybės gerus batus tą patį mėnesį. Ir nereiktų laukti kito mėnesio atlyginimo. Ir ši vieta man buvo tikrai labai lemiama. Aš supratau, kad noriu iš tikrųjų kitaip. Atsirado tas vidinis tikėjimas, kad galiu gyventi geriau ir problema ne mano gebėjimuose. Problema suvokiau, kad visame tame mechanizme, kuriame buvau įsisukusi ir jau ilgą laiką gyvenau. Iki šio kelio dirbau su ES projektais, bendradarbiavau su valstybinėmis institucijomis, vedžiau mokymus, administravau įvairius projektus įvairių institucijų valstybinio sektoriaus. Tai buvo tikrai atsakingas, bet tuo pačiu labai stabilus darbas. Bet jis turėjo ribas. Ribas mano laikui, mano pajamoms ir svarbiausia, ribas mano pasirinkimams ir sprendimams. Ir man vis labiau darėsi aišku. Jei nieko nekeisiu, taip teks dirbti dar mažiausiai 20 metų. Kai mano gyvenime atsirado kokybiški eteriniai aliejai, viskas prasidėjo nuo labai paprasto sprendimo. Pirmiausia, aš norėjau juos išbandyti, o kartu pradėjau stebėti, testuoti ne tik produktus, stebėti žmonės ir pačią verslo sistemą. Vat ir čia buvo momentas, kurį labai gerai prisimenu kaip dabar. Aš pati pradžioj buvau labai skeptiška tokiam verslo modeliui. Net buvau savo pasakiusi, tai tikrai ne man, aš tai išbandžiau ir mano vertybėms tai netinka. Bet kai pradėjau gilintis, supratau, kad problema ne verslo industrijoje. Problema tame, kaip ji dažniausiai organizuojama. Kad ji yra atvira daugeliu įvairių žmonių, kurie sugadina būtent savo veiksmais tokio fantastiško verslo modelio įvaizdį. Ir aš pamačiau kitą jo formatą būtent per elegantiškas verslo moteris, kurias norėjau sekti ir kurios man tapo švyturio, ko noriu tapti ateityje. Kas mane labiausiai sužavėjo, kad jame yra pasitikėjimas vieni kitais, rekomendacijų tikrumas, būtinai bendruomenės palaikymas ir sistema, kuri padeda iš tikrųjų turėti rezultatus. Ir būtent tai man suskambėjo labai naujai. 2014 metais viskas prasidėjo nuo vieno eterinių aliejų pradžios rinkinio. O šiandien aš jau esu tarp stipriausių Young Living lyderių Europoje, top 20-uke. Mano komandos auga daugiau negu 50 šalių. Šimtai partnerių jau kūrė savo bendruomenės ir komandas bei pajamas. Kuriu mentorystės sistemas, kurios padeda žmonėms augti nuosekliai versle ir asmeniniam gyvenime. O svarbiausia, tai nėra atsitiktinumas. Tai yra struktūra, kurioje negali nepasisekti. Ir tai veikia ne tik man. Viena iš mano komandos narių, Vilma Sirvidienė, ji yra teisininkė, 4 vaikų mama ir šiandien po kažkiek laiko jau versle ji sako, šiame versle aš atradau viską, apie ką tuo metu dirbdama samdomą darbą net negalėjau pasvajoti. Pripažinimą, pajamas, galimybės būti su vaikais, keliauti po visą pasaulį, planuoti savo laiką ir svarbiausia, aistrą daryti tai, kas tarnauja žmonėms. Kai žmogus prisijungia į mano komandą, jis negauna tik šiaip registracijos. Pirmiausia, jis gauna aiškią įvedimo sistemą, asmeninę mentorystę, konkrečius veiksmus nuo pirmų dienų, būtinai bendruomenę, unikalią bendruomenę ir kryptį
į nuoseklius veiksmus. Aš nedirbu pagal tam tikrą šabloną, o dirbu pagal sistemą, kurioje yra kiekvienas žmogus matomas, pritaikoma sistema prie jo unikalumo. Deja, turiu pasakyti, kad ši galimybė nėra visiems. Bet ji labai tinka žmonėms, kurie jau yra atsakingi, supranta, kad rezultatai ateina būtent per veiksmus, yra pasiruošę augti, o ne ieškoti kokio nors lengvo kelio, lengvo būdo ir yra pasiruošę pagaliau daryti kitaip, nebijant klysti. Ir aš pasakysiu labai trumpai ir aiškiai. Jei ieškai greitų pinigų, tai tikrai ne čia. Bet jei ieškai sistemos, bendruomenės ir galimybės kurti ilgalaikį rezultatą, tu esi teisingoje vietoje. Jei jauti, kad tai gali būti tavo kelias, kviečiu tave žengti pirmą paprastą žingsnį. Sek rekomendacijas po šiuo video ir aš padėsiu tau suprasti, ar ši kryptis iš tikrųjų tau tinka ir kaip galėtum pradėti jau šiandien. Kartais gyvenime negalimybių trūksta, o labiau sprendimo išeiti iš to, kas dabar tau yra norma ar pakankama. Į tai, kas iš tikrųjų atitinka tavo tikras svajonės bei kasdienius norus. Ačiū, kad žiūrėjai, spausk like, prenumeruok ir pasimatysime kitame video.